Sveiki, mėlyjeji, noriu parodyti apie moteriškus ir vyriškus žiedelius dar kartelį, nes labai daug gaunu žinučių. Tai kodėl jie nukrenta, kodėl jie geltonuoja, kodėl jie juoduoja ar ten ruduoja. Štai va čia iš karto du matosi moteriški arbūzų šitie žiedeliai, o šalia visada būna pilna vyriškų žiedų. Tai mes tiesiog nuskinsim vyrišką žiedelį ir patapšnosim per moteriškus žiedus. Tiesiog patapšnosim ir viskas. Geriausia, aišku, yra nuskinti žiedlapius, bet aš esu viena ranka nelabai nuskinsiu, kad mums netrukdytų ir tada tapšnojam. Matot, čia jisai be burbuliukų, tai reiškia vyriškas žiedas. Dėl ko nukrenta? Nukrenta todėl, kad jie neapsidulkina. Pavyzdžiui, aš apdulkinsiu po 2-3 dienų, jeigu jisai tiesiog arba nustos augti, iš vis nesivystys arbūzėlis, arba tiesiog jie patamsėja, pajuoduoja, paruduoja, arba net pageltonuoja ir nukrenta. Tai reiškia, neapsidulkino. Jeigu laukuose auginat ir taip pat nukrenta arbūzėliai, reiškia, nėra pas jum vabaliukų arba per mažai tų vabaliukų ir jie neapdulkina. Imat, skinat vyriškus žiedus ir dulkinat patys. Dulkinam ryto arba vakaro valandomis, kai nėra tokia ryški saulė, nes per dienos metu žiedadulkių nėra ir jūs nuberžęs darbas bus ir jie neapsidulkins. Tai va, šiandien apdulkinsiu ir lauksim ir žiūrėsim, ar apsidulkino ar ne, nes kartais būna tapšnoji, tai vis tiek jie neapsidulkina. Tai jeigu iškils dar kažkokių klausimų, rašykite tiesiog po Labas rytas postą, aš visą laiką stengiuosi visiems atsakyti. Aišku, iš žinutės aš mažiau atsakinėju, nes dabar tikrai darbymetis labai pas mus įtemptas, labai daug darbo turim, tai visur bėgom. Tai va, ir todėl ir neatsakinėju iš žinutės. Aišku, stengiuosi vakare vis tiek permesti žinutės per Messengerį ir atsakyti visiems, bet visko būna, kad tiesiog būnu tiek pavargus, kad jau ir net niekam nebeatsakinėju. Taip, kad visiems didžiausios sėkmės, didelių skanių arbūzų ir iki malonaus.